Sveiki, norėjau pasidalinti dar vieną savo istoriją, kai aš išvykau į Londoną gyventi. Aš 2 mėnesius, beveik kokius 2 mėnesius nieko nevalgiau. Tai buvo kava, arbata ir šokoladas. Lietuviškų mes ten tų saldainių atsivežėm, angliškus tos šokoladinius saldainius valgiau. Tik tai va taip, mano svoris buvo 50 kažkur plius minus kilogramų, 52-50, tai turbūt aš taip numečiau svorį, vėl pasidarė kokį 47. Aš negalėjau valgyti šito maisto. Mano sesė ten gyveno su vyru ir ji visada taip skaniai gamindavo, o tada aš galvoju, kas jai pasidarė, taip neskanu, neįmanoma valgyti. Nei mėsa, nei daržovės, nei agurkai, pomidorai, ten visokie salotos, neįmanoma valgyti. Aš galvoju, kas čia yra, tiesiog, tikrai. Ir aš pradėjau valgyti viešbučio maistą, nes dirbau, pirmoji darbovietė buvo, atsiprašau, buvo viešbutis ir ten, toksai jau nieko tas maistas pagamintas, kažkaip, gal jau šalkau ir pradėjau valgyti. Labai atsiprašau, kažkas balsas stringa. Ir labai panašiai aš jaučiuosi, kai grįžau aš čia, į Lietuvą. Ir aš ieškau tų produktų, galvoju, čia lietuviška, kaip faina, viskas lietuviška. Nieko gero, aš ieškau tų produktų ir ieškau gerų produktų, nėra ką valgyti. Aš nesu nustebusi, kad žmonės šitaip čia serga. Vėžys tai tikrai čia yra tokia natūrali būsena, kad labai daug žmonių serga visokiausiamis ligomis. Ir nieko nestabaus, aš dabar čia prisidėjau pilną pakuočių, kurias aš naudojau, kažką valgiau. Ir tikrai, aš turiu klausimą jums visiems, lietuvaičiams, kurie Lietuvoje gyvena. Kaip jūs maitinatės? Kaip jūs gyvenate? Aš neturiu čia ką valgyti. Jeigu aš esu pasirinkusi sveiką gyvenimo būdą, tai nėra ką valgyti. Ką be paimtum, viskas O nuo tų ir vystosi visokiausi vėžiukai, tai kažkaip turėtumėm keisti, kažką daryti. Aišku, ką aš supratau čia bebūdama Lietuvoje, atsiprašau, neleidžia man kalbėti, kad dauguma iš jūsų daug ką patys užsiaugina, kas turi žemės lopinėlį prie namukų, soduose. Daug kas perka iš žmonių, kurie dar parduoda kitiems namuose užaugintus produktus. Lygiai taip pat turbūt ir iš kaimo mėsos gaminius. Nes tai, kas čia yra, tai tikrai labai labai baisu. Tai buvo tokia situacija, kad man tikrai buvo labai blogai su skrandžiu ir aš pirkau va štai tokį produktą. Pieno produktai pas mus neblogi ten. Pieno žvaigždės Dvaro, kokie čia dar kompanijos, kokios čia dar yra Žemaitijos pienas, ne? Tai ir šitą kartais naudoja, ne? Aišku, čia išnagrinėjau sudėtis, pažiūrėjau. Tai šitas yra daug geresnis. Jeigu jums reiktų pirkti šitą ir šitą, tai tikrai be abejo šitas. Bet jeigu nusipirktumėt gero kefyrą, buvo vasarą labai populiarus toks šaltibarščių kefyras ir į jį prisidėtumėte vaisių, kokių jūs norite, gal ir daržovių, burokėlius, agurkus ir bus šaltibarščiai, ne? Tai tas tikrai ne. Ant tuščio skrandžio aš jį išgėriau, tiesiog nudegino visą skrandį. Tikrai nerekomenduoju naudoti šito produkto. Šitas yra daug geresnis. Aiškus pagamintas, gal patogu, 1, 2, 3 greitai ir viskas. Bet jeigu reiktų rinktis, tai be abejo šitas. O geriausia jogurtas su vaisiais. Aišku,
tas visai gal nieko. Aišku, ten grietinė, sviestas, mūsų tikrai pienas yra geri, bet tikrai ne tokie, kokie buvo anksčiau. Man labai patiko va štai šitą silkę, bet aš atėjau į parduotuvę ir skandinaviška vadinasi. Bet viena tokia moteris sako, jūs pažiūrėkite sudėtį. Iš tikrųjų, kai aš ją pradėjau skaityti, tai tiesiog baisu. Tai kokią silkę reikia pirkti, aš nežinau, nes ant visų pakuočių yra panašiai. Tam, kad ištirpintų kaulus, kad tas anas, kad jūs dar norėtumėte tos silkės, tai yra įdėta skonio ten tų visokių pilna, belekiek. Tai turbūt reiktų ieškoti tokios, kurie galėtumėm galbūt paruošti ir gaminti tokią, kurie būtų jau, be tų nes, mes čia visi numirsim nuo tokio maisto, ne? Toliau. Viena skaniausių duonų man buvo jonė. Aš mėgstu juodą duoną. Tai tikrai buvo be mėlių. Aš iš visų, kiek ten ragavau, aš daug nevalgau jos, bet teko šiek tiek paragauti. Tai jonė be mėlių. Tai šitą ir ruginių miltų. Tai tikrai yra man pakankamai sveikiausia. Tai palaiminimas šitai duoneliai. O šiaip mūsų kasdieninė duona, tai yra mūsų malda, susiliejimas su Dievu, buvimas jame, meilėje ir tą meilę transliuoti kitiems žmonėms. Kas daro, kas nedaro toliau. Viskas supakuota plasmasėje. Tai nuo tos plasmasės mes visi numirsim. Bet čia ne tik Lietuvoje, čia visame pasaulyje taip. Tai mano draugė išvažiavo į Italiją, sako, lygiai taip pat, sako, bet aš vis prasinešu kažkokius produktus, aišku, itališkai nemoka, tai ten gal dar anglų kalbos taip smarkiai, nėra kaip pas mus jau viskas angliškai, tai mano tėveliai jau nesupranta, ką pirkti. Mes tai mokam anglų kalbą, o jie tai nemoka. Tai va, morkos, pavyzdžiui, kam reikia? Nereikia to maišelio, nereikia jų plauti. Tegul būna maišeliuose normaliai, yra, bulves pirkau, tai va, tokie setukai ir tegul būna, tegul kvėpuoja ir bulves, ir morkos. Tai va, palaiminimas šitom iš kaimo bulvės, linkėjimai iš kaimo. Tai tikrai nieko, jos šiek tiek senokas buvo, bet tiek to. Išgyvenau, paskui viskas, kas buvo, krapai. Tai negi mes iš Lenkijos. Jo, krapai iš Lenkijos. Negi mes negalim, tokie mes kvaili, buki, kad mes negalim krapų užsiauginti Lietuvoje? Ar mūsų žemėje neauga krapai? Stebuklų šalis Lietuva. Toliau visa kita, viskas, absoliučiai, viskas plasmasėje. Ir tiek daug druskos, kad aš nemoku apsakyti. Virti avinžirniai. Pupelės taip pat, gerai atrodo paruošta, neblogai, išvirta, bet viskas, tai turėtumėm vis dėlto sugrąžinti tuos stiklinius slovikėlius, pienui, lygiai taip pat galėtumėm naudoti gėrimams, vandeniui, ypatingai vandeniui, reikalingas stiklas ir dėti į tuos stiklainius ir sugrįžti, jeigu jūs norite būti sveika tauta. Nes kitu atveju tai kas? Žurnaliukai, pasveik, vaistinė, eik ir pirk. Čia yra euro vaistinė. Eik ir pirk viską, nes ir būk sveikas. Pirmiausia, jeigu mes sveikai maitintumėmės ir gautumėm nors kiek naudingų medžiagų iš maisto, tai maistas yra šventas tada. Viskas tada mums nieko nereikia, mums nereikia papildų, mums nereikia gerti visokiausių vaistų ir gydytis ligų ir mes viską gauname iš maisto. Bet tokio maisto jau turbūt nebėra. Aš nežinau, tik namuose gaminamas maistas. Tai, kas yra parduotuvėse, viskas nesveika, viskas, aš nežinau, ką čia valgyti ir ką čia gerti. Tai toks jausmas, kai grįžti į Lietuvą, kad valgykit visą tą šlamštą, sėdėkit namuose, žiūrėkit televizorių, kur ten smegenis plauna ir viskas, ir eikit po to gydytis nuo visų ligų.
Tai va, paskui dar čia rambino buvo sūris, tai šis nelabai iš viso į sūrį panašus. Nu tai čia ką, vat, kažkiek tai jogurtų vienokį, kitokį čia, kefyrą, pienas, va, visas mano maistas, burokėliai. Burokėliai neblogi, bet turbūt ūkio buvo neblogi, kurie garinti buvo geriausi. Tai va, trumpam tiek turbūt. O visa kita, viskas suvežta, viskas. Tai kas čia dar, seteliai tokie buvo parduodami atskirai. Tai tie seteliai turbūt geras dalykas, nes galite pirkti daržovės, dėtis į tos setelius ir nebereikia pirkti maišelių. Už maišelius 1 centą atskaičiuoja. Nu tai, įsivaizduokit, tai be žodžių, net maišelio negali duoti. Šitie prekybos centrai, netgi ant čekio, čekis, ne, lietuviškai, buvo, nežinau kokiame, ar tai Maxima, ar tai Iki, buvo atskaičiuota už čekį 2 pensai. Tai klausykit, už ką? Negi mes aborigenai tokie, kad mes nieko nesuprantam. Visur vieną sakom, kitą darom. Paskui kitą padarysiu video apie ryšį. Paskui Eurovaistiniai pirkau. Jo, šitas dantų šepetėlis tikrai yra labai geras jautriems dantims. Jo, čia jautriems parašyta. Tai šitas tikrai yra nuostabus dantų šepetėlis, rekomenduoju visiems, kam reikia, kas turite jautrius dantis. Ir galbūt tam kartui tiek. Tegul visi sveiksta, keliasi iš patalų, nes kiekvienas žmogus gali būti sveikas, jeigu jis priims atsakomybę už savo sveikatą. Knyga Kaip išgyventi 150 metų. Labai paprasta. Grynas oras, mankšta, tiesus stuburas, sveika mityba. Ir viskas, ir pozityvios mintis. Ir mes visi jau sveiki. Tai su palaiminimu, tuo gal norėčiau ir pabaigti. O šiaip tie prekybos centrai, kurie padarys tai, ką aš sakau, priims tuos produktus, kurie bus patys geriausi, sveikiausi, tie ir laimės. Tai tie prekybos centrai ir liks. Bet tie, kurie to nepadarys, greičiausiai jie bus uždaryti. Tai tokia žinutė visiems vadovams. Ašgi atėjau jūsų išgelbėti. Su meile. Tai gyvuoja mūsų Lietuva.